Šventė, kai ateina metas geriems darbams. Prekybos centrai pradeda puoštis jau prieš keletą mėnesių, o kalėdinė nuotaika juose įsivyrauja dar vėlyvą rudenį. Kaune gyvenantys ir besitreniruojantys Vyčio krepšininkai su šeimomis ir atžalomis laisvą sekmadienį apsilankė prekybos centre Mega, kuriame įsikūrusiame Kalėdų miestelyje laukė susitikimas su Kalėdų seneliu. Turim dovanų, turim vasarą, turim maišą pilną dovanų. Parašykite man laiškučius, vaikučiai, įmeskite į pašto dėžę, aš jau parašysiu atsakymą. Iškart po susitikimo Povilo Jokūbas ir Pauliaus Mėta kibo į kalėdinės dekoracijas. Tai ir vaikai dirbo kruopščiai ir visus metus klausė tėvelių, patikrino elfai, dirbantys Kalėdų pašte. Nelabai klausai, bet daug nelabai tėvam. Na, aš įsiklausiau tėvų truputį. Man patiko, kai dariau žaisliukus. Tėvelis buvo kur kas kalbesnis. Puikus įspūdžiai, puikia vieta, tikrai puikia vieta su vaikais praleisti laiką, nes begalė įdomių pramogų, tai tikrai tik geriausi įspūdžiai. Mažoji Pauliaus Belevičiaus dukra Mėta visur keliavo lydima mamos, o visa šeima mėgavosi vieną iš retų galimybių praleisti laiką kartu. Smagu, daug vaikams veiklos yra, užsiėmimų ir piešti, ir su seniu susipažinti. Smagu buvo. Vaikams užsiimti kartu, iš tikrųjų, sekmadienis vienintelė diena, turbūt, kada mes su tėčiu galim praleisti dieną, tai visi kartu galime pabūti, dėl to ir smagu. O čia Edgaras Stanionis. Jis neturi vaikų, bet kalėdinė nuotaika neaplenkė ir jo. Edgaras, nepaisant to, kad neturi ir ypatingų meninių sugebėjimų, taip pat atvyko į Mega ir atliko savo misiją bendruomeniai, bei ėmėsi dovanų pakavimo. Čia turėtų šiaip kažkaip slyst, ne? Kaip sakot? Slyst turėtų kažkaip, ne? Va taip, kažkaip. Techninį blogą panaikinti. Kiek įsimeta popierių. Čia su kais tempais tai gal ir nieko neišeis mums. Ne, ko ne, atsilupa. Atsilupa. Tai reiškia būt nemoteris. Su dovanų pakavimu sunku, nes nesu labai jau kruopštus, bet žmonėm neišėjo daug broko padaryti, tai graži dovanėlė gavos. Mokėmės labai tokį vadinamą sunkų pakavimą su visais kampučių užlenkimais ir taip toliau ir taip toliau. Taip jau tvarkingai ir gražiai jau man pačiam asmeniškai, manau, neišeis. Smagu, turiminį pramoga visai šeimai, tiek vaikams, kas turi, tiek ir suaugusiam turiminį, tą kalėdinę dvasią labiau atneša gal į šeimą, turiminį vaizdiškai, o dvasiškai taip pat, žinot, kad šeimoje visas tas prasideda. Iš 3 siužete ką tik matytų krepšininkų rungtynėse Šakiuose išvydome vos 2. Povilas Butkevičius vis dar gydosi peties traumą, o Paulius Belevičius netikėtai iškrito iš rikiuotės apsinuodijęs maistu. Toks pat negalavimas kankina ir visgi rungtyniavusi Gediminą Maceiną. Marijus Užupis, nepaisant to, kad jo negalavimų priežastis gydytojai dar aiškinasi, žaisti jau buvo nusiteikęs. Žiūrėkit, žaiskit vyriškai. Nežaiskit, nestumdykit tenais, neskalpuokit nieko. Turit įvertinti visus žaidėjus. Ne taip, kad kai Nafta vakar atvažiavo, apžaiskit. Nefiga. Tačiau traumų išretinta komanda susitikimą pradėjo eiti nesėkmingai. Pirmasis kėlinys buvo pralaimėtas rezultatu 11-30. Antrajame ketvirtyje pabudęs Vytis po 2 kėlinių atsiliko rezultatu 34-47, bet Virginijus ir Vydis auklėtinių žaidimų patenkintas nebuvo. Kas jūs myra, aš tai niekad neįtikiu. Jūs nekovojat visai. Antroji pusėje pradėjot kovoti. Vieni išeina, vieni dirba, kiti nedirba. Jūs visi 5, kai pradeda dirbti, tada gynyboje gaunas. Nu negalim taip žaisti. Aš sakau, nu žiūrėkit, prieš ką jūs prieš 16-17 metų vaikam ir jie vis tiek pasiema kamuolius ir jie laisvi metai. Parodykit žmonėms, žmonės kalba aplinkui, kas čia pralavon. Tai čia išeikit, padarom, laimim ir viskas. Kam reikia daryti problemas patiems savo?
Trečiajame ir ketvirtajame kėlinyje Vytis pagaliau pajuto ritmą. Keletą savaičių 5-5 nesitreniravusį ekipa panaikino 23 taškų deficitą, o Tadui Sevežiovui ketvirtajame kėlinyje pataikius tritaškį įsiveržė į priekį pirmą kartą po to, kai pirmavo rezultatu 6-5. Pagaliau atsigavusio Edgaro Stanionio, kuris pelnė 23 taškus ir atkovojo 7 kamuolius vedami Vyčio krepšininkai, atlaikė lemiamų rungtynių įtampą ir išlipo sausi. Susitikimas baigėsi rezultatu 81-76. Po jų Virginijus Sirvydis kalbėjo apie itin sunkų komandai laikotarpį. Pusę žaidėjų neturim iš tikrųjų. Pusę žaidėjų neturim. Kažkoks, nežinau, kaip prakeiksmas, neprakeiksmas yra, bet tai susitraumuojam, atrodo, grįžtam į žaidimą, kaip ir viskas tvarkoj, paskui vėl kažkokia tai užeina kaip griūtis. Po pirmųjų 2 Mezon NKL ratų tarpusavyje žais tik 7 geriausios ir 7 prasčiausios komandos. Vytis rikiuojasi 9, o iki 7 vietoje esančios Šilutės Lietuvos krepšinio fanų komandai trūksta 1 pergalės.